Galima pasidžiaugti, kad tokia žinoma pasaulio įmonė kaip IKEA ateina į Vilnių, ateina į šį regioną. Esminis pasirinkimas buvo tai IKEA'os atstovų čia procedūrų laikas. Tai iš tikrųjų ir savivaldybė, tame tarpe, kaip minėjau, ir valstybinės institucijos padėjo, kaip Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija. Per pusę metų, daugiau netgi mažesnį laikotarpį mes parengėme detaliuosius planus. Plius išvalėme šitą teritoriją, nes prieš tai matėte, kad čia buvo daug labai metalinių garažų, daug šiukšlių. Ir kitas svarbus dalykas tai, kad IKEA supranta, kad aplink Vilnių 300 km spindulių gyvena 16 milijonų gyventojų. Ir yra 4 sostinės – Vilnius, Ryga, Minskas ir Kaliningradas. Todėl IKEA pagal savo koncepciją žiūri į regioną, o ne vien tik tai gyventojų skaičių, pavyzdžiui, mieste. Ir būtent tie visi, sakyčiau, elementai lėmė, kad Vilnius, Lietuva yra pirmoji vieta, kur IKEA stato savo parduotuvę šį prekybos centrą. Nu, mums svarbu 100 milijonų eurų investicijų, 200 papildomų darbo vietų. IKEA yra labai didelis užsakovas Lietuvos baldininkams. Tačiau iki šiol buvo keista. Lietuvoje daug gaminama IKEA baldų, bet IKEA baldus galėdavo nusipirkti tik tai užsienyje. Taigi šiandien ta produkcija, kuri ir taip gaminama Lietuvoje, bus galima įsigyti Lietuvoje. O kita vertus tai rodo, kad koncernas turi ilgalaikę politiką, ne tik gamyboje, bet pagaliau ir prekyboje. Na, o 350 milijonų litų investicija, tai aišku, šiandien, kada tų investuotojų nėra daug, labai svarbu. Kaip jau minėjau, vakar buvo Kempinskio atidarymas, šiandien IKEA'os statybų pradžia, tai yra geras ruduo, gera rudens pradžia.